Kai užeina jom, tai į valandą po kartą toks. Nu, man tai labai patinka. Nu, žodžiu, atvažiavau pjaut žolę. Lyja. Tai gerai, kad visada namie yra ką daryti, kai lyja. Tai pjaustausi va čia pat plastuką šitą sterodūrą. Gražiai viskas gaunasi su mano tuo baisuoklišku įrankiu, kad ir kur aš jį padėjau. Su šituo pabaisa. Bet labai viskas kol kas be aukų didelių. Grindis. Nu labai faina. Įtrūko ten, kur ir planuota. Va čia įtrūko. Čia va įtrūkimas eina. Tai per duris, tai kaip ir buvo planuota. Viskas. 4 įtrūkimai. Čia. Čia kažkodėl į vonę neatsirado. Nu ir gerai, nu gal mažas. Nu čia va tai akivaizdus įtrūkimas. Tai viskas yra labai gerai ir planuota. Žinota, kad tai bus. Dėl to tokie paminkštinimai ant visų vamzdelių, kurie praeina pro čia, yra visur uždėti. Čia iš katilinės ten labai daug vamzdelių. Visi čia praeina per šitas duris. Tai jie yra irgi sumauti. Čia irgi. Nu, o tai ką mauti? Tai aš tai galvoju, kad šita plyta savo judėjimą turi. O šita plyta visa turi savo judėjimą. Nu ir kad ale vamzdelių nenuplėšyti. Ne tik tam taške norės atplyšti, bet per visą tą atstumą deformuosis vamsdelis. Nu čia minimali ta deformacija, ten turbūt dalimis milimetrų. Nu bet vis tiek, kad nesuplėšit, nenulaužt vamsdelio, tai kaip ir reikia padaryti, uždėti tą paminkštinimą. Dar klausimas dėl drėgmės. Diskutuoja internetuose žmonės vis apie tą drėgmę. Tai vat labai puikus pavyzdys. Lyjo. Palyjo gerai labai ir va, šlapia. Ir kodėl šlapia? O šlapia todėl, kad tiška ant laiptų ir apsitaško viskas. Va, niekur nėra šlapia. Net va prie alyvos. Nuo jo šiaip teoriškai irgi turėtų taškytis, bet nelabai taškosi. Nes nepakankamai saugios stumu, aš čia vis prageniu šitą pusę. Iš kur ta drėgmė name atsiranda ir daug labai tos drėgmės name tikrai ateidavo nuo apsitaškymo. Kai užlyja ant sienos, greit išdžiūna. Bet kai va taip ištisai taškosi, geriasi, tai mano galva čia yra didžiausias kirvis. Nu, ta drėgmė keliauja paskui į namą, jeigu nėra izoliacijos. Nu, šiaurinė pusė, kai visada tokioj užuovėjui savotiškoj, viskas sausa. Valyjo ir taškėsi nuo čia va ir viskas drėksta. Tai apatinė juosta labiausia kenčia, tai nei akmenų, nei daiktų, nei krūmų, nieko nereikia aplink namą. Čia biškiai aukštesnė vieta, va gruntas čia aukščiausioje vietoje yra, nu ir vat to užteko, va nuo šitų turbūt čia apsitaškė. Čia va betonas va yra, nuo jo taškėsi. Čia iš tikrųjų lietvamzdžiai sutvarkytų irgi nemažai, nes daug vandens nubėga nuo stogo, krenta čia ir taškosi. Tai nu, jau pasakau, kad čia terasos atsiras iš abiejų pusių namo, tai tikrai labai stipriai apsaugos namą nuo drėgmės. Kasgi tu toks? Nu ką, dar viena porcija adrenalino atvažiavo, rudenėja, sausas rugsėjais buvo, jau spalis pas mus, spalio 2. Čia nuotekų įrenginys turėtų būti, čia kad judėti ekskavatoriukui būtų patogu, erdvės palikom. Čia žvyras jau užkasimui, nu smėlis, smulkiausia frakcija žvyro, 0,4. Tai vilsimės iki žiemos pasidaryti nuotekas, kad žiemą nereikėtų eiti į tenais. Čia pas mus išvadas. Tai čia netoli kas bus, čia pravažiavimą pasiliksim, čia pas mus įvadas vandens, čia gręžinį mėginsiu daryti irgi už pravažiavimo, toliau šiek tiek nuo namo. Nežinau, kilo klausimų dėl to, kad šalia šulinio gali ir šulinį sugadinti, ir gręžinys gali susigadinti, bet čia atstumas didelis pakankamai iš tikrųjų yra, kokie 10 metrų, tai daugiau. Tai pažiūrėsim, ką ekspertai pasakys, bet turėtų pakakti. Apie 50 metrų bus gręžinys. Vasara, kai visada šiek tiek darbai, šiek tiek atostogos,
Tai šiek tiek vodai, tai nelabai kas čia pasidarė iš tikrųjų, tik žolę pjovėm, traktoriukas vėl pavedė, viskas užsikirto variklis, viso gero. Aš vakar pirmą kartą dariau palangę. Va, toks gaminys gavosi. Čianais kampuose pratėpiau su mastiką. Nu, sako šlampa, žiūrėsim. Tai, kad nešlaptų. Tai va, vakar užtrukau apie 6 valandas, padariau apie 10 palangių. Su replėmis visą ilgį užlenkiau, nusipirkau replės plačias kardai lankstyti. Išsipjoviau su bolgarkė, nes pamiršau karpimo replės, žnyplės. Tai tokie ir gavosi, va čia ventiliacinis tarpelis. O dariau iš tikrųjų šiukšlių. Draugas, stogas kardinį, man atrodo čia klasik, skaitosi danga, darė. Ir va kitą pusę žiūriu pas jį gruntuotą. Man visai patiko, nes mes apvadus šviesius darysim. Tai visai turėtų tikti tos palangytės. Iškart vaizdelis gerėja. Būtinai iki žiemos jau reikia užsidengti visą vasarą ir taip ta plėvelė atvira buvo aplink langus, tai nieko gero turbūt. Zero waste'as gavosi, jisai išmes norėjo ir aš pasiėmiau ir iš jų dar palangės padariau. Bet tai labai gerai išlankstytas gaunasi, va grinai kaip palangė išlankstymas. Va šitas geriau matosi. Atsipjoviau išilginį pjūvį, užlenkiau. Kaip pirmam kartui užskaitau pats net savo darbą. Koks geras įrankis. Tūpčiau aš aplink langų apvadus iš lauko pusės. Supratau, kad be šito įrankio aš niekaip nepadarysiu to. Anksčiau aš su rankiniu diskiniu pjūklu pjaudavau. O dabar su staklytėm. Nuostabus rudeniški rytai. Iš tikrųjų, man patys turbūt gražiausia yra tas rūkas rytinis. Wow. Žodžiu. Visus laukutinius darbus aplink namą pasidariau, ką norėjau iki žiemos. Tai kampus uždengiau, kol kas tik makaroną prisukau. Jis labai dailiai tas skylės uždengia, kad nieks nelystų. Čia irgi dailinsis kampai, bet aš manau, jeigu šiais metais nedažysim namą, dažysim pavasarį, tai tada aš juos ir supjausiu. Čia 8 vienetai, tai nedaug. Ir langus aptaisiau, tai su to nauju įrankiu, išilginio pjovimo staklytėmis. Nu tai paskaičiuokim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 detalės. 11 kart 6, 66 detalės per visą namą. Tai langai plus duris. Ir tos 66 detalės reikėjo jas visas pjauti išilginiu pjūviu. Kad pasidaryti šitą atstumą. Čia nuimti kantelį. Dariau iš tikrųjų, nepirkau nei vienos lentos, visos yra gautos dovanų, pažįstami namą renovavosi ir jos geros būklės visa mediena buvo iš tikrųjų, bet žmonės jau ruošiasi pensijai, galvoja apie ją, jinai dar toli aišku jam, bet nebenorėjau jie nei dažyti namą, nei ką, tai jie gerą fasadą iš tikrųjų padarė dar geresnių ir va kas liko padovanojo man, iš tikrųjų visą tą medieną. Ją reiks dar užsidengti ir susandėliuoti tvarkingai žiemai. Tai visa šita mediena bus ir ateities projektų, apie kurį gal neužilgo jau pradėsiu kalbėti. 80 metrų išilginio pjūvio buvo, kad supjauti visas dailylentes aplink langus ir duris. Tai kadangi laukutiniai darbai į pabaigą, dabar laukiam iš tikrųjų nuotekų, nu ir gręžinio eilėje stovime, laukiame, turėtų irgi iki žiemos atsirasti. Šildymo dar nejungiu, todėl kad name yra 14 laipsnių. Iš po nakties. Tai mane tenkina. Lauko darbus pasibaigiam, tai keliaujam į vidų. Dar kol orai neblogi, tai noriu išsibetonuoti pagrindus. Va, jau prisinešiau lentų klojiniams. Tai čia mano kur pamūryti yra pagrindai būsimom pertvarom. Jie yra iš blokelio, kurį man patarė, kad jisai šaltį nutrauktų. Tai yra keramzitiniai blokeliai. Nu ir mano čia mūrėjimas toks šiaip sau iš tikrųjų buvo, tai čia ir lygiai skiriasi, aukščiai skiriasi. Tai aš norėčiau suvienodinti ir sustiprinti šitas vietas, tai va iš lentų pasidarysiu klojinius ir užsibetonuosiu. Ir nutepsiu turbūt hidroizoliaciją dar, kad jau taip jau iki galo. Na, prie to blokelio minkštas, jisai toks trapus, prie jo ne. Va štai suksi ir išlupsi jį, tai guldyti tą lentą patinę, perimetrinę, nelabai čia tvirtai prie jo laikytųsi iš tikrųjų.
Tai va dar armatūrėlės paėmiau, įmesiu po vieną. Ir kodėl aš taip apie šitas sienas galvoju daug? Todėl, kad kažkada atsiras antras aukštas ir aš tikrai norėčiau padaryti čia kokybiškas atramas. Galima buvo steškę betonuoti per visą plotą ir paskui daryti pertvaras ant steškės. Na, kas liečia jau atramas iš viršaus, jeigu remsis antras aukštas bus, jau man nebetinka ant steškės daryti. Tikrai aš ją suskaldyti nenorėčiau. Plius labai didelė plyta, įtrūkimų gal nelabai suplanuosi, gal tada per vidurį reikėtų daryti kažkur tais pjūvį ar siūlę, kaip ją pavadinti. O čia pas mus jau, kaip rodžiu, įtrūkimai, kur planuoti, ten jie visi ir atsirado. Apie klojinius man iš tikrųjų galvoti praktiškai nereikia. Aš matau, ką reikia užbetonuoti ir man jau klojiniai galvoje automatiškai susideda. Padaryti, kaip visada, kaip aš mėgstu, iš šiukšlių. Čia dar fasadinės lentos, jos jau iki man kelis kart patarnavo, tai jau po šito jos tikrai keliaus per kaminą. Irgi džiaugiuosi, kad vis visokių galų neišmetu, va 10, 5 ant 10. Opa, aklė, nereikėjo pjauti, vėl šiukšlių krūvos pasiėmiau. Pasiniveliavau, kad žinot vieną lygį, tai taip kiaurai varžtą sukau. Pasiėmiau pagaliuką vienodą, prisimetęs, kiek aš ten betono noriu. Ir su tuo pačiu pagaliuku, kaip mėrkę, praėjau, susisukau kiaurai varžtus. Kad žinočiau, kiek betono pilti ir kiek lyginti. Kad viskas būtų į vieną lygį.